Ankstyvas aušros metas prie Gerizimo kalno. Vėjas pučia dulkės bliškioje ryto šviesoje, skambant maldai. Samariečių garbintojai gieda jūros giesmę ant kalno viršūnės, švęsdami šavuotą, visą naktį giedodami ir studijuodami Torą. Maldos prasidėjo vidurnaktį, kaimo sinagogoje Kirjat Luzoje vakarų krante, prieš tikintiesiems pradedant žygį į kalno viršūnę, sustojant tik pasimelsti. Ir galiausiai pasiekė šventąją vietą, kur samariečių tikėjimu buvo išbandytas Abraomas ir kur Jozuė pastatė akmeninį aukurą. Samariečių Toros versijoje būtent tai padarė Ješua ben Nunas, kai jis perėjo Jordano upę. Jis iš karto pastatė aukurą Gerizimo kalne ir padėjo 12 akmenų į jiems skirtą vietą. Tai yra senovinis ritualas. Archeologiniai įrodymai rodo, kad samariečiai dalyvavo Šavuoto piligriminėje kelionėje į Gerizimo kalną bent 2500 metų. Skirtingai nei pagrindinė žydų tradicija, samariečiai Biblijos nurodymą skaičiuoti 50 dienų nuo dienos po šabo supranta pažodžiui, kaip sekmadienį. Jų šventė trunka 7 dienas, su visą naktį trunkančiomis maldomis ir ritualais. Samariečių bendruomenė iš tikrųjų yra visos tautos, kuri egzistavo. Palikuonys turėjo savo kalbą, savo vėliavą, savo istoriją, kaip ir kiekviena tauta bei valstybė yra apibrėžiama. O mūsų įsakymas yra laikyti žaryje ir perduoti deglą iš kartos į kartą, kaip aš stengiuosi daryti su savo vaikais ir anūkais. Aš esu 126 karta, mano vaikai 127 karta, o mano anūkai 128 karta šalyje. Menašė Catka priklauso vienai iš 4 šeimų, kurios sudaro samaritanų bendruomenę Izraelyje. Iš tikrųjų, mes esame mažiausia bendruomenė pasaulyje, nors kažkada mūsų buvo 2 milijonai. Tačiau visi imperijos, kurios čia praėjo, ir visi karai, kurie ištiko Izraelio tautą Izraelio žemėje, taip pat pakenkė samaritanų bendruomeniai. Mes pasiekėme žemiausią tašką, šiek tiek daugiau nei 100 žmonių. Ir ačiū Dievui, šiandien 21 amžiaus pradžioje esame 905 žmonių bendruomenė. Samaritų šavuotas yra viena iš 3 kasmetinių piligrimystės švenčių, reikalaujanti visos bendruomenės pakilti į kalną ir melstis.